Vokietijoje paslaptingas asmuo aukojo stebuklingus maišelius su grynaisiais pinigais. Labdara buvo perdodama maišeliuose, kuriuose įdėtos pinigų sumos svyravo tarp 20 ir 100 tūkstančių eurų. Šie vokai atkeliaudavo į Vokietijos laikraščio redakciją su tiksliais nurodymais, kokiai vietos labdaros įstaigai turėtų atitekti lėšos. Pinigų taip pat buvo skirta maldos namams bei tarnybos, kuri padeda nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims patalpų remontui. Maišeliai su grynaisiais tame pačiame Vokietijos regione periodiškai pasirodo nuo 2011 metų. Laikraščio redakcijos darbuotojai suskaičiavo, kad 2019 metais tokiu būdu buvo išdalyta apie 200 tūkstančių eurų. Visgi paslaptingo geradario tapatybė nebuvo atskleista. Žurnalistai sakė, kad asmenybės nežino ir nenori jos žinoti, kad nepakenktų geram reikalui. Ši istorija yra puikus pavyzdys, kaip labdara kartais būna skiriama net ir neįprastais būdais.